Brangi, kas trukdo tau būti išgirstai tavo vyro? Tu kaip jautri, jausminga moteris nori būti išgirsta, atliepta, tačiau tu kiek sakai, atrodo kartoji tos pačius dalykus iš vienos, iš kitos pusės ir nesijauti, kad būtum išgirsta, atliepta. Tai šiandien dalinuosi 4 dalykais, kurie trukdo, kokie trukdžiai yra, kad tu būtum išgirsta savo vyro. Yra jų daugiau, šiandien apie šiuos. Pirmas yra, kad būtum išgirsta, tai yra tas trukdo, kai mes kalbam iš galvos. Jei mums ateina mintis, idėja, kažkokios istorijos iš to viso ko ir iš karto mes per burną kalbam. Tai dažnai reikia labai daug pastangų, kad kitas žmogus esmę pagautų. Tai kai norim būti išgirstos, mums yra svarbu būti namuose. Kas yra tavo namai? Mūsų moterų namai yra kūnai, mūsų šventikla. Ir mes turim būti savyje, savo kūne. Ne tik ten tose mintyse kažkur, tai nereiškia, mane šiandien nėra, kažkur tai šone, prieki, gale, viršuje, kad būti centre. Tai išvatot savo centrą, reiškia iš visų proto minčių, susijungti su savo kūnu, savo širdimi, savo įšiomis ir iš tos vietos kalbėti. Tada žodžiai įgauna, tie patys žodžiai įgauna kitą galią. Antras dalykas yra, kuri trukdys, tai yra nuoskaudos. Gali būti situacija, kai tu žinai teisingus žodžius, kaip pasakyti savo vyrui, kaip pasakyti, domėjasi ir tu tą darai teisingais žodžiais, teisingu būdu, tačiau vis tiek įvyksta nesusipratimai, jautiesi neišgirsta, netaip suprasta ir taip toliau tarsi išsikraipo. Tai nuoskaudos labai didžiausia tai iškraipimą duoda. Tai yra nuoskaudų bagažas, tai yra kaip našta, kaip krūvis, kaip debesis aplinkui tave, veikia kaip duslintuvas, tai yra tavo balso, tavo autentišką balsą, kad išgirstų, reiškia nuoskaudos jos prigesina. Ką dar daro nuoskaudos, jos suteikia tokių prieskonių, kaip kartėlis, nuoskaudų tų skambančių, kurių tu nesakai galbūt. Tuo metu, kai kalbatės, tu jau susidėlioji, kad nepilti nuoskaudų, kad nekaltinti, kad dar kažko nedaryti, ne kad vyras tave išgirstų. Tačiau tas šešėlis, jeigu jo čia yra to bagažo neišspręsto, neišvalyto, jisai tuose žodžiuose, teisingose, gerose, su geru ketinimu tavo sakomose, palieka tą pėdsaką. Ir nors atrodo, kad tu esi ta jautri, jausminga moteris, kuri labai greitai nesupranti kitus žmonės, savo vyrą, vaikus, tačiau šiuo atveju, nors atrodo vyras, kad būtų racionalus, jisai nuskaito pasąmoniniu būdu lygiai taip pat ir jį pasiekia tie žodžiai, jam sukelia galbūt kaltinimo tą pojūtį, poskonį ir atitinkamas reakcijas. Tai vyksta nesąmoningai, dėl to vyksta tie nesusikalbėjimai, negirdėjimai ir taip ir lieka neišgirsta. Tai šitas žingsnis, praeities valymas, nuoskaudų išsivalymas yra vienas svarbiausių darbe, kai aš lydžiu moteris į jų spindinti moteriškumą, kad galėtų gyventi pilnai, mėgauti savo moteriškų gyvenimą pagal savo moterišką prigimtį ir romantiniam, darniam, harmoningam ryšį su savo vyru. Tai nuoskaudos ir praeities bagažas yra vienas toks giliausių žingsnių, kur užtrunkam šiek tiek ilgiau tam, kad sukurti pagrindą, švarų pagrindą, kur statosi visa toliau. Ir tavo kalba, tavo gebėjimas būti, taip kalbėti, kad būtum išgirsta, tai yra patraukti, trukdyti tą debesį, kuris nedėtų tų bereikalingų trukdžių, kai tu sakai, žinodama teisingus žodžius, teisingą struktūrą, ne kaip kalbėti, pasakyti savo žmogui ir leisti jam būti išgirstam, kad mes nesąmoningai nepridėtume tų kliūčių būti suprastom ir išgirstom. Trečias dalykas yra, kai
nesam atviros. Ką turiu minty? Aš suprantu, tai čia ne apie paslaptis, ne apie tai, kad mes viską nuolat turim kalbėti, bet kai norėdama gero, norėdama būti mylima ir mylinti, vengdama sudėtingų pokalbių arba jautrių temų, tai, ką nori kalbėti su vyru, dalį tam tikrą sumažini. Reiškia, nuimi, galbūt sukyla kažkoks nesaugumo jausmas, pavyzdžiui, būti paliktai. Jeigu kalbėsiu va šitą man svarbę temą, galbūt kyla viduj pojūtis, grėsmė būti paliktai. Ir tada toks supratimas, kad man šitą vyrą va, taip noriu būti drauge. Tai čia gali būti vienas. Kitas dalykas gali būti, kai kažką pakeiti šiek tiek, pagražini, interpretuoji. Tai va šitie dalykai, jie ką padaro, tarsi čia tik nepasakėjai kažko tai, bet bandai taip kažkaip prieiti, nepaliečiant tam tikrų temų. Arba čia va taip išryškinti labiau norėjai. Ir kas nutinka? Nutinka vėlgi, kad tavo vyro visa sistema nuskanuoja, kad tai nėra tikra. Tai reiškia, tu turėjai su tavo sistema, tu eikvoji energiją, kad prilaikyti tam tikrą informaciją, ją apsaugoti. Čia irgi tai yra tokių bereikalingų vidinių pastangų, kurios galbūt kaip įprotis jau gyvena, galbūt kaip paveldas iš giminės, atėjęs iš šeimos, mąstymo modelių ar bendravimo modelių. Ir tada gaunasi toks netikrumo jausmas. Viena vertus jisai mato, žino tave, savo moterį, tačiau tame bendravime kažko lyg tai trūksta. Ir tu darai geriausiais ketinimais, sakai, tikėdamasi puoselėti meilę ir santykį, o gaunasi atvirkščiai. Gaunasi atvirkščiai, kad tarsi tu ta, kuri ne visą tiesą sakei. Tai yra iš išorės gali atrodyti kaip netiesos sakymas. Tai tas taip, galbūt taip atrodo, kaip realiai darai viską, kad būtų mylima ir iš meilės jam, iš noro puoselėti šeimą, puoselėti santykį, o gaunasi atvirkščiai, gaunasi neišgirsta ar nesuprasta. Tai va šitas svarbus momentas. Ir ketvirtas dalykas yra, kai nesutampa žodžiai su veiksmais. Tai reiškia, kai mes kaip moteris pasakom kažkokio, ko mes ten norim, čia ar nesvarbu kokiai fazai, ar PMS, ar ten kitam savo nuovargio etape, ar ten konflikto metu, ar kažkaip, tai, ką mes sakom, mes po to, jeigu nepatvirtinam savo veiksmais, ten pavyzdžiui, oi, kaip man trūksta čia erdvės, aš noriu išvažiuoti, viena pabūti, ten eiti laukais, ir aš to nepadarai. Reiškia, nesusiorganizavai pabūti su savimi, neišėjai į gamtą pasivaikščioti. Tai vyrui, žinoma, tai tikrai galbūt visai net ir nerūpi, kad tu eitum, važiuotum, galbūt jisai ir prieštaravimų gali turėti, ne kažkokių tai, ką reikėtų susiderinti, susitarti. Tačiau kas yra netitikimas tarp to, ką sakai, ir tarp to, kas įvyksta. Veiksmas. Ir irgi, čia yra tave iš kliūčių, tas trukdis, kuris trukdo vyrui suprasti, nes atrodo tai, ką kalbi, tai nėra esmė, tai nėra svarbu, nes tai, ką pakalbi, paskui ir viskas. Tai va šitos trukdžius patraukus, tu gali būti labiau išgirsta. Tai yra kalbėti iš savo kūno, iš galvos nusileisti savo šventyklą, savo kūną ir iš čia kalbėti, iš širdies, iš pilvo. Taip pat nuoskaudų bagažą išsivalyti, išsikuopti, kad tu galėtum kalbėti, būdama savyje, be nuoskaudų tam vyrui, be bandymo sulaikyti tas nuoskaudas, be bandymo pakeisti. Tai, ką nori pasakyti, kad įskaudint, kas veda prie to trečio, yra, kad tarsi skamba kaip netiesa, nors iš tikrųjų tu kalbi tiesą, kažką pamažini, kažką nori pabrėžti. Ir gaunasi, kad atrodo, kad, ne visą tiesą sakai. Pasąmoniniu būdu, žinoma, sąmoningai, jeigu paklausi, vyras taip neatsakys.
Ir ketvirtas, tai yra, kai žodžiai ir veiksmai netitinka. Ir aš suprantu, kad ir pati kaip moteris turiu tą, kad svarbu būti išklausytai, išgirstai tam tikrose momentuose, tai irgi mes apie tai kalbame su savo vyrais, koks mūsų poreikis būti išgirstai, išklausytais ir susiderinam visas detalės. Tačiau ir norisi mums kalbėti ir nebūtinai čia, kad viskas ne taip ir būtų. Tačiau tie, kur yra esminiai dalykai, labai svarbu, kad tai, ką tu išneki konflikto metu, kad atitiktų ir tavo veiksmus. Jeigu 110 kartą grasini skyrybom, tai nieko nebereiškia. Jeigu sakai, ko tau reikia, bet tu niekada to savo neduodi, neprieini prie to poreikio patenkinimo, tai irgi tada tada tikiesi, kad jisai padarys tau. Tai vat kartais mes turim savo susigrąžinti tą, kodėl mes nepasirūpinam tuo, kas mes esame. Tai galbūt po to yra vidinė mergaitė, kuri aktyvuojasi tam tikrose situacijose. Ir tada taip, vidinė, tai yra mergaitė, kurią tu buvai mažutė ir kurią buvai tam tikrose situacijose su savo tėvai, šeima, ar tai žmonėmis, kurie tavimi rūpinosi ar nesirūpino. Ir ten vyko tos situacijos, tu kaip maža mergaitė neturėjai galios. Dabar, būdama suaugusi moteris, tu esi visai kitokia ir tu gali prisimti tą pilną atsakomybę suaugusios moters. Ir po to dalintis jau su vyru, su juo kalbėtis. Ir kad galėtum būti išgirsta, tuos trukdžius patraukti. Tai, kas priklauso nuo tavęs. Santykėje su savo mylimu mes darom savo pusę, jis daro savo pusę. Mūsų užduotis yra padaryti tą savojo pusę kuo harmoningiausiai. Ir tuomet, kai keitiesi tu, keičiasi tavo ryšys su tavo santykiu, santykio kitam gale yra vyras, keičiasi situacija, tavo santykis su vyru. Tai tikrai girdėjai, kad pokyčiai visi prasideda mūsų viduje, tai lygiai taip pat ir norint būti išgirstai prasideda nuo pokyčių mūsų viduje, darbo, vidinio darbo su savimi. Ir jeigu nori būti palydėta, nebenori per tai keliauti viena, nori turėti šalia moterim, kuri kuria mylinčią saugią erdvę, dalinasi savo išmintimi ir tau padeda pamatyti tas aklasias vietas, kurių tu nematėjai ar nematai, kur užstringi tavo ryšyje santykė su savimi kaip moterimi ir su savo vyru, kad atkurti į naują lygį santykį, transformuoti, kad atgaivinti naują meilę, kad ir kiek metų esate draugė, visa tai yra įmanoma. Tai kviečiu, gegužės pradžioje startuoja grupinė spindinčio moteriškumo mentorystės programa ir dabar kaip tik metas yra susisiekti su manimi, jeigu esi ta, kuri nori prisijungti, pildyki paraišką ir arba susieki žinutę su manimi. Gavusi tavo paraišką, sutarsime dėl pokalbio drauge, kur patyrinėsime, kaip mes derame drauge, kokioje situacijoje tu dabar esi, santykė su savo moteriškumu, su savo vyru ir kur nori nukeliauti ir kokie tai būtų žingsniai. Ir tuomet kalbėsime apie detalės darbo su manimi. Tai brangiai, geriausi tau linkėjimai. Iki.